Sveiki visi, šiandien paėmė video, kur aš kažką veikiu šiame robote. Aš paklausiu, kaip sukurti, pavyzdžiui, kažkokį žaidimą, kaip šis avatarų pasaulis, kur yra viena paslaptėlė, kurios šiame video negaliu sakyti, kitam galbūt. Jeigu norit, parašykite komentaruose, noriu to video, tai ir tada gal tai įvykdys, nors šiaip gal geriau nevykdyt. Nu žodžiu. Šitas žaidimas ir yra avatarų pasaulis, aš dar per planšetę nespėjau jo atnaujinti, bet užtat spėjau per telefoną. Tai paklauskim visko šio roboto. Klausom. Ui, kas čia dabar? Esam jau seniai, žinokit, pažįstame. Ne, juokauju, neseniai. Labas, aš. Ui. Jo, bet čia tokia nesąmonė šiaip paruošiau. Labas, Austėja, nesu tikras, ar atsimenu tave, nes neturiu ilgo atminties tarp pokalbių, bet džiaugiuosi vėl su tavimi bendrauti. Kaip galiu tau padėti šiandien? Gerai, paklausim. Noriu paklausti. Ko aš jau noriu paklausti? Pamiršau ką tik. Ai, ką tik prisiminiau. Noriu paklausti, kaip vadinasi. Oi. Svetainės, kuriuose galima nemokamai sukurti žaidimą. Please, rašyk, nes naktį būna neatrašo. Yra keletas svetainių, kuriuose gali nemokamai sukurti žaidimus. Štai kelios populiarios. Šitą, aš nesuprantu. Čia tiek kalbų. Nuobodžiausias darbas šiame video yra skaityti. Pavadinimo nemoku skaityti. Aš tiesiog tik perskaityti moku, tart nemoku. Surač, ar kaip čia tart, net nežinau. Nenoriu. Puikiai platforma pradedantiesiems, kur galima sukurti žaidimus ir interaktyvius projektus naudojant blokų programavimą. Na jo. Šitos tai tikrai nenoriu. Aš nenoriu iš kažkokių blokų kurt. Aš noriu iš normalaus, kur piešt, pavyzdžiui. Develop nemokamai ir atvirojo kodo žaidimų kūrimo platforma, kurioje nereikia programavimo žinių, bet galima sukurti sudėtingus žaidimus. Nemokama? Nice, gal, man šitą visai patinka. Bandyti gal reikės per šį video, arba per šio video antrą dalį. Jeigu tai bus, turėtų būti, nes šitas videos šiaip turėtų būti ilgas. Šiandien, kuri bus šiandien. Unity, nors ši platforma dažnai naudojama profesionalų žaidimų kūrimui, ji turi nemokamą versiją, kuri tinka mažesniems projektams. Godot Engine, atvirojo kodo žaidimų variklis, skirtas tiek 2D, tiek 3D žaidimams kurti. Visiškai nemokamas ir labai galingas. Construct 3 paprasta naudoti žaidimų kūrimo platformą, kuri siūlo nemokamą versiją su tam tikrais
apribojimais. Šios platformos puikiai tinka tiek pradedantiems, tiek labiau patyrusiems kūrėjams. Ar viena iš jų tave domina? Nelabai. Na, good develop. Reikia užsirašyti Google. Ką aš darau? Nežinau. Nu jo. Kaip čia man šitą nesąmonę suprasti? Nemoku šito kurti. Tai bus sunku? Ne, gal ačiū, nu jau. Nu, blembačkai. Gali būti nesąmonės. Jep. Nu, savo kurti. Savo noriu. Ne. Kokia nesąmonė? Aš noriu normalų žaidimą. Šitą nepatinka. 0 pinigų turiu. Nežinau, ką tai reiškia. Aš nesuprantu, kaip čia ką daryti. Reikia draugės klausti. Nu jo. Kaip čia? Čia neįmanoma šitą žaidimą. Jokio žaidimo sukurti. Aš tik sakau tau, kad aš pati savo žinočiau, kad tai yra neįmanoma. Bro, tie žmonės sukūrė tipo žaidimus ir jau paruošta. Aš norėčiau Avatar World pabandyti, bet... Aš nesuprantu, ką aš darau. Tikrai nėra kad labai gero. Ne, biškai bijau. Kokia yra nes? Čia vis dėlto mokama 7 eurai kažkas ten kainavo. Ar jūs galite juokauti? Čia viskas mokama. Viskas. Einu apibarti tą kvailą vertėjį. Nu, ne vertėją, o tą robotą. Kažin kaip jis reaguos, kadangi aš jam parašiau, ale tu apgavikas, tu melagi. Ojoj. Atsiprašau, jei sukėliau nesusipratimą ar nusivylimą. Noriu tau padėti ir tikrai nenorėjau nieko blogo. Pasakyk, kaip galėčiau geriau atsakyti į tavo klausimą ar padėti, kad viskas būtų aišku ir naudinga. Nu gerai, bus antra dalis, gal rytoj, o gal ir už savaitės.